Aš tikiuosi, tavo smegenys nenyksta progresyviai nuo TikTok. Turime geometrinę progresiją. Tai dabar mes žinom, kad šeštasis yra narys 1024 ir noriu paskaičiuoti visos šios sekos narių sumą. Mes žinome, kad yra formulė S lygu B1 dalinta iš 1 minus Q. Nes mes turime nykstamąją progresiją, nes kiekvieną mes mažiname 20%. Dabar mums reikia sužinoti tiek B1, tiek Q. Tai mes žinom, kad B1 galim labai lengvai sužinoti iš tos formulytės. Tai reiškia, B1, jeigu mes žinom B6, tai bus tiesiog B6, Q pakelta N-1, tai būtų Q5. Dabar kam bus lygu Q? Tai Q pas mus bus lygu, jeigu žinom, kad kiekvieną narį mes sumažinam 20%, tai reiškia, bus pas mus Q lygu 0,8. Pas mus lieka 0,8 praeito narį. Tai dėl to mes dauginam iš 0,8. Aš manau, kad čia visai viskas aišku. Tai ką mes čia realiai turėsime, tai turėsim tiesiog 1024 dalinti iš 0,8. Ir mes čia turėsime 3125. Tai mums viską tai reikia susistatyti formulytę, tai reiškia 3125 dalinti iš 1 minus 0,8 ir mes čia turėsime 15 625.